Sveikos ir sveiki, pagaliau išaušo tą akimirką ir mano didžiausia svajonė, kad kažkas mane padažytų. Ir tas kažkas tai yra mano vaikinas Šarūnas, kuris visą laiką mane filmuoja ir manau, kad visai nemažai žino apie makiažą, kadangi mes visai nemažai video esam kartu padarę ir jis tikrai žino, kas yra highlighteris. Tai tas yra šaunu. Aš truputį jaudinuosi, mano žandai raudonuoja dabar. Bet aš labai pasitikiu tavo jėgom ir manau, kad viskas bus gerai. Galim pradėti. Taip? Taip. Čia yra. Taip. Aš visas priemonės, kurias naudoju, sudėjau, tik aš nežinau, žinos, kuri priemonė yra kuri. Eyeshadow, highlighting powder, tas ant galo. Atrodo, žinau, ko šitas. Šitas čia. Kas čia? Čia Black Steel. Nu, bandykim taip. Žinau, čia neperkrausiu. Gariūnų turgaus būsi. Ne, geriau mažiau negu daugiau. Kažkaip taip daro. Nu, man jau į pabaigą atrodo. Reikėjo pasidėti valiklio dar. Makiažą just in case. Nežinau, ar ne per daug kraunu čia. Bet kaip į... Čia reikia uždėti, kad nebūtų kaip su kaukė. Nes labai šlykštų yra, esu matęs. Dabar žinau, kad darai šitaip. Atsimenu. Nu. Oi. Kažkaip taip. Kažkur paakiais tenai prieš šitokius. Nesakysiu. Čia paakiam reikia. Čia paakiam laikint jaučiu, bet nežinau, ar su tuo darai. Nežinau. Nu, paimsiu tokį. Šitas gražiai atrodo. Labiausiai nusispalvinęs. Oi, normaliai. Sakai, kad gražiai bus. Man užtenka. Tau užtenka? Tikrai? Tu rodai specialiai? Kad kažkur tai trūksta? Ne, aš nematau. Kitas žingsnelis. Pravedimas, sakiau. Nežinau, ką naudot. Gal reiktų ką nors. Gal tokį reikia? Nežinau, ar čia tam tikamas. Tai kas čia yra per priemonę? Color Stay Revlon. Iš Revlon. Man reikia blakstienų, antakių. Čia antakių šakutės. Šakutės? Man antakiai labai svarbu. Minusą padarysiu aš tau, man atrodo. Brėžnevo. Labai ryškiai pasidažydavau. Aš nežinau, čia antakių. Tai, kad man nelabai piešia. Nepiešia? Oi, piešia, bet ne taip, kaip aš įsivaizdavau. Skauda net. Kokį juodį. Permatomas. Atsimeni, visai gerai. Antakiai ir blakstienos. Negaliu sakyti. Bandykim. Ar jau užfiksavau, tai jau nebegalima. Bet galiu biškį pavaryti. Žiūr, kad čia ant antakių reikia dėti. Nežinau, bet pabandykim. Oi, čia teplu labai. Na gerai, čia ant blakstienų? Galėjau nesakyti. Akių kažkokie dalykai. Dalykai. Ne akių. Va, akims tokį gal naudosiu. Labai didelės akys turi būti su tokiu. Dėsim vakarinį makiažą. Man patinka neblizgantis. Visi čia blizga. Ne visi. Gausiai panaudota, turbūt čia tinkami. Užsimerk. O, stipru. Graži spalva? Graži. Tik reikės labai išlyginti vieną. Nes jau čia labai dūminis gausi. Gal dar uždėsiu kas spalvos. Biški. Žinai, kad šitą spalvą kur dėt? Šviesią spalvą į akių kamputę, ne? Ta biški atsimenu kažkaip tai. Neišėtų, galvojau padaryti.
O kaip norėjai padaryti? Ai, tokį gradientą padaryti. Bet nemoku aš jau gradientų daryti. Aš net iš kur žinau. Ai, žinau, kaip padaryti. Gal su kitu tarptuku tiesiog? Jo? Gal šitas labai kietai tepa, ne? Taip iš karto. Fanaras atrodo. Nusimer. Kažkokie tai plėmai. Papasakau, ką padarai. Kaip jėdinu, va per visas spalvas ir tai bus lygų. Ne? Pamatys, išsilygins. Va. Geriau iš karto, ne? Lauk, išlygins viską. Jeigu skauda, sakyk, nes noriu nubrukti. Prieš tai su to pačiu tamsėjami, tai gan daug to ir neužsideda šviesi. Ėmiau baltą, tada ėmiau šitą rudą kreminę veido spalvos ir violetavo. Ir štai kaip atrodo. Normaliai. Normaliai. Ir kaip pianinu dar perbraukai per visas. Čia kažkokie blakstienų dalykai. O kam šitie reikalingi? Eyeshadow. Ai, čia ant akių reikėjo dėti šitus. Nu, dar ant čia ant galo. Ant galo. Duoklas, tutės. Užsimerk? Nereikia užsimerkti. Nu, kaip tu man pasakysi, taip aš ir padarysiu. Jaučiu, kad tu man tepi, žinok, paakis. Iš tai išvalysiu ten. Kitą akį su kitu darysiu. Dukį sutvarkysiu aš tavo Aš tave. galvojau, kad tu tikrai bent jau tušu Nu, padarysi. kaip aš tau tušu padarysiu, jeigu man net... Aik tu. Biškai nesigavo viena akis. Jau geriau turbūt būtum su tušu nedažęs. Taip. Visą meną nuvalysi. Ne, kaip tu dar geriau padariau. Iš gradientas. Reikia taisyti dabar, ką pridirbau. Va. Su šituo. O, pavyko. Kaip niekur nieko? Ir akis padažytos. Visą laiką reikia pradėti nuo akių, man atrodo. Kodėl? Nes išpurvini visą veidą, kai dažai akis. Tiesos yra, jeigu darai kokį tikrai vakarinį tamsų makiažą, tai geriau pradėti dažyti akis. Nebedėti jau? Ne, tikrai... nieko. Net aš šepetukas? Ne, išsiplausiu jau. Ką? Ne, viskas jau ištepai, tai išsiplausiu. Gerai, naudok šitą. O šitas labai geras šruktai, negaliu naudoti? Naudot gali, bet gal aš tokį biresnį produktą su juo naudoju, bet vis tiek reikės plauti, tai išsiplausiu. Gal čia visai ir gražiai bus su šito. Svarbiausia už akies į tolį pavaryti, kad būtų nutekėjimas. Nutekėjimas? Taip vadinasi. Čia kas? Waterproof. O kam naudoti, neaišku. Superwoman to be. Nu, kas parašyta? Water sweetproof. Superwoman to be. Blush. Blush. What it means? Atsimeni iš Skype'o tokį... Žandam? Smailiuką. Žandam čia gal, ne? Gal. Šitas turbūt nepanašus į biraus daikto, ne? Tai gerai, gali Ar galiu naudot. tokiu? Kaip nori. Va. Gal čia yra kas nors tau. O. Lyg ir panašiau visai. Pagal spalvą, blė, suprast. Ne, reikia plonesnio. Nes dabar jau padariau mergaitę iš kaimo. Mergaitė iš kaimo. Va. Parodyk, ką naudoji, kokia firma. Čia yra... Rimmel, London. O! Instrukcija yra ant galo. Čia kad žandai mažesnė būtų? Čia parašyta Shading powder to contour. Labai tvirti tokie štrichai tavo. O bukas? Čia ištepliuota viskas. Nu, čia dabar uždėsiu ant viršaus. Su to pačiu? Oi. Čia visus tris ant vienos vietos stebiu. Ne. Darau sluoksnį. Bet jaučiu, kad čia nesąmonį pridariau. Blogai. Blogai? O sakai, labai gražiai padarysim. Iš naujo taisysim. Žodžiu, naudoji šitą kontūravimo priemonę pagal instrukcijas ir truputį nesigavo, tai teko apvalyti ir... Darysim paprastesnį variantą. Dėsim tik highlighterį. Ar čia highlighterį geriau dėti? Stokiu. Nežinau. Patark. Neturiu patarkimų. Taip, highlighterį tai žinau, kur dėti. Ant smakro, kodėl?
Ką gražiau atrodytų. Nu, normaliai. Nu. Ne, reikia biškai pudrausi. Per stipri. O, mano spalva. Jeigu šita tu per stipri, tai šita kokia? Ne, tai ryški labai. O, dabar reiks dar pieštuku pakontūruoti. Ta daugiausiai nenaudotas, matau. Nu jo, bet gal dėl to, nes raudona lūpdažė daugiau naudoto. Jaučiu, kad nelygiai darau. Tai gerai, tu man brėžk, didesnės lūpos atrodys. Bet labai nelygiai, man neišeina lygiai padaryti. Iškarpytai, supranti? Man rankos dreba, aš kitam sutvertas žmogus. Lūpų net nesugebu padaryti. Va, pažiūrėk, koksai nelygus lūpdažis. Nelygus, nes tai kamštuką ką tik sutrynį. Tai va, dabar jisai tokia storą audėjimą uždėjo. Ar eitum su manim dabar kur nors? Taip. Tikrai. Išaušo Tik tai, kad viskas biškai šleiva, bet šiaip tai... akistata su meno kūriniu. Nu, vaik. Atrodo, kad būtumėm bučiavęsi. Taip, kokią nes tai teko valandą. valyti labai daug. Kokią valandą ir kad aš būčiau išgėrus biškį ir bandžius užsidažyti tą viską. Nu tai dėl to, kad teko valyti daug kartų tas lūpas ir paraudonavo. Nu su lūpom prastai gavosi. Šiaip pats veidas tai visai normaliai, galėjai tą spuogą užmaskuoti šitą. Su kuo? Su maskuokliu. Tai va, ačiū, kad... Su tokiam rankom, kurgi čia padažysiu lūpas. Ačiū, kad žiūrėt. Ačiū, kad padažėjai mane. Iki...